šio sekmadienio Dievo žodis kalba mums apie duoną, apie maistą, tą kasdieninį, kuris yra reikalingas. Kiekvienas iš mūsų, žinoma, valgo ne tik duoną, bet ir dar daugiau, nes norime gyventi. Tačiau Dievo žodis nori mums kalbėti ne tik apie tai, kad reikia mums dar vieną išgyventi, dar vieną dieną kaupti jėgų, kad galėtume dirbti, savo pareigas atlikti, kad galėtume ir bendrauti, kad ir mūsų gyvenimas, kad ir mūsų kūnas būtų sveikas, gyvas. Dievas nori mums pasakyti kažką daugiau. Bendras stalas, bendras valgys moko mums kažko daugiau. Pirma, pastebėti kitą žmogų. Išmuša mus tada iš egoizmo, iš savanaudiškumo. Taip pat moka mus užjausti kitus, pastebėti kitų problemas, pastebėti kitų džiaugsmus, kartu pergyventi, išgyventi tą, kas yra jų širdyje, kas jiems yra svarbu. Prie stalo galima pasidalinti savo gyvenimo įspūdžiais, galima papasakoti, kas įvyko, galima suplanuoti ir ateitį. Ir taip kuriama bendruomenė. Taip ir žmogus išmoksta, kaip reikia ir padėkoti už gautą kažkokią dovaną. Taip žmogus ir moka, kaip reikia kitą žmogų mylėti, kaip reikia ir jam aukotis. Nes kiekvienas įneša save, įneša savo gyvenimą, įneša savo kažkokias mintis į bendravimą. Tada ta bendruomenė tampa stipri, tampa spalvinga, įvairi, margota ir dėl to bendruomenė visada yra gyva. Tai žmogus nėra kažkokia išdrosta skulptūra. Žmogus tada tampa iš tikrųjų gyva būtybė, kai užmezga ryšį su kitais žmonėmis, kai nėra abejingas, kai stengiasi dėl kažko, ne dėl savęs, kad patenkintų savo kažkokius troškimus, savo kažkokius įnorus, kad tik dėl savęs gyventų. Žmogus išmoksta meilės, nes tada sugeba aukotis kitiems. Ir žinoma, ta mintis veda mus prie Eucharistijos. Tenai pats Dievas duoda save, kviečia save prie stalo, prie altoriaus, kad ir mes pasimaitintume, kad ir mes pasistiprintume jo kūnu, jo pačiu. Jo paties. Dievas nori save mums duoti, maitina mus savimi. Ir taip mes įeiname į tą vienybę ir su Dievu, kuris yra mūsų kūrėjas, ir taip pat mes visi, kurie dalyvaujame šventosiuose mišiose, susivienijame į vieną bendruomenę, tikinčiųjų bendruomenę, į tikrą gyvą bažnyčią. Kaip ir popiežius parašė encikliką apie Eucharistiją, kad bažnyčia būtent gyvena Eucharistijos dėka. Nesenai popiežius Pranciškus, keliaudamas per Pietų Ameriką, pasakė tikintiesiems, ne tik tenai gyvenantiems, bet ir visame pasaulyje. Reikia mums išeiti iš mūsų patogumų ir kreiptis į tuos, kurie gyvena kažkur atsitolinę nuo mūsų, kažkokiu miestų pakraštuose, už visuomenės ribų ir su jais kurti vieną bendruomenę. Esame visi žmonės, Dievo sukurti. Taigi nevenkime ir tos savo kasdieninės duonos dalinti su kitais žmonėmis ir niekada nevenkime susitikimo su Viešpačiu, su ta dangiškąja duona, kad ir mes būtume vienybėje ir su Dievu, ir su kitais žmonėmis. Sveikinu visus pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.